Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Lietuvos siena daugiau kaip 1500 kilometrų vingiuoja per pelkes, miškus ir brūzgynus. Nelegalai, cigaretės, narkotinės medžiagos. Per metus pasieniečiai sulaiko kontrabandinių prekių už 30 milijonų eurų. Pasienio sargyba. Realybės drama iš Lietuvos pasienio. Laida kuriama bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiandien laidoje matysite: 2 zuikiai vienu šūviu. Pasieniečiai atvykę gaudyti brakonierių poilsiavietėje aptiko ir gerai žinomus vietos kontrabandininkus. Gal tu tinklą sakai? Aš stačiau? Tu ką tik sakai, kad nematai, kas stačiai? Žinau, Ką tu žinai? Tai aiškinkis, kas tau trūkdo. Kvieskite ekipažą į Pelėdos poilsiavietę Puškose. Baltijos jūroje patruliuojantis pasienio pakrančio apsaugos rinktinės laivas pastebėjo įtartiną pripučiamą valtį. Valtis LT 483, liemenės gelbimo, po apačia kur. Jos turi būti užsivilkta. Oras nėra ramus. O dabar jūsų dėmesiui ekskursija į tokią vietą, kur pateksite tikrai ne kasdien. Čia įrankiai, kuriuos naudoja nusikaltimus vykdantis asmenys. Naudoja žiūronus, naktinio matymo prietaisus, radio stotis. Čia yra priemonės sustabdyti pareigūnų automobilius, transporto priemonės. Išėjus į mišką pasienio apsaugos zonoje neužtenka turėti kibirą ir peilį grybams doroti. Pasibaigęs leidimas čia yra tas pats, kaip jo neturėjimas. Tai reiškia, jūs pažeidėte įstatymą. Tai dėl to jūs esate sulaikytas. Kodėl naktį sulaikytas jaunuolis užantyje nešėsi? Ritinį folijos. Čia kas? Folga. Kam jinai reikalinga? Šiaip. Žolė rūkyt. Vilniaus rinktinės Gintaro Žagunio užkarda. 18 valandų 20 minučių. Gautas pranešimas, kad Puškų kaime Pelėdos poilsiavietėje brakonieriai stato tinklus. Gaudyti tokio plauko pažeidėjus gamtos apsaugos inspektorių darbas. Tačiau šį kartą pasieniečiai buvo arčiau ir pagal tarpžinybinį susitarimą nuskubėjo į įvykio vietą. Labas vakaras, šiandien tarnyba. Dokumentėlius turite? Turim tikrai. Poilsiaujat? Šiek tiek, jeigu galima. Čia nieko įtartino nematėt? Plaukė kas nors su valtim? Nesenai atvažiavę. Atvežė. Aišku. Pranešimas teisingas. Ežere net plika akimi matyti užmestas tinklas. Žvejoti tinklais griežtai draudžiama. Regis pasieniečiai šį kartą vienu šūviu nušovė 2 zuikius. Pavėsinėje alkoholinius gėrimus vartoja pareigūnams puikiai pažįstami vietos kontrabandininkai. Pasak liudininko, būtent šie asmenys ir pastatė tinklus nelegaliai žvejybai. Aš tada tinklą. Jūs man sakė, statom tinklą. O kam norit pasakyti? Tai gerai, tai ką, čia dabar jūs, ponas, ką jūs atvedat liudininkus ar ką tokį? Tie, kurie matė. Čia tu matėjai ir... Surašysiu tarnybinį ir viską. Gerai, kokie įrodymai, kad statėm tinklą? Nieko, mano... Vaizdiniai nufilmuotai yra ar kas? Tai gerai, o kas ką matė? O jūs kas toks? Jūs dabar paprastas pilietis. Paprastas pilietis, ką negali pranešti apie daromą pažeidimą? Žodinis, baikit, o kaip jūs įrodysit? Jūs žiūrėkit, visi neblaivus atėjot liudyt. Kas jūs per liudytojai? O ką mes? Mes ilsimės, taip mes ilsimės. Gerai, viešoje vieta, nu gerai, sulaikykit už tai, kad viešoje vietoje ilsimės. Gerai. O kas? Čia tiesiog jūsų žodis prieš mūsų. Jūs esat pareigūnai, jūsų žodis, automatiškai aukštesnis kaltinat, kad mes tinklą statėm? Atvažiuos gamtos apsaugai. Tai prašom, važiuokit. Tai gerai, prašom. Liudytojų parodymą. Aš asmeniškai neaišku. Ne, tai aš tai vaikai sėdėjo iš visų medžių. Aš matau. Ką jūs matėte? Nu ką jūsų akis gali parodyti? Jūs turit, kokį medžiagą turit įrodančią? Aš neturiu. Nu tai va, jeigu jūs neturit, ką jūs norit tom pasakyti? Tegul eina karočiam mūsų. Tai viskas, eikite tenai švęskit, gal iš tikrųjų prašom. Niekas nieko žodžių neturi. O jūs statėte tinklą? Aš? Jie traukė, mes statėm, kaip taip įmanoma. Ne, jūs ką tik sakėt, kad aš nestačiau, dabar sakot, kad aš stačiau. O tas, tie 2 vaikai su valtim statė. Jūs apsispręskit, kas statė, kas traukė, kas ką darė. Tai čia gal ką, reikia 200 žmonių, kad... Klausykit, ponas, nu, jūs žvejojat, žvejokit. Gal tu tinklą sakai? Aš stačiau? Tu ką tik sakai, kad nematai, kas stačiai. Žinau, kad tu sakai. Ką tu žinai? Kas? Tu daunas, nedaunas, kažkas negerai. Tai aiškinkis,
Kas tau trūkdo? Gauk, kupsiu, eik, žvejok. Gerai, toliau. Malį sėdėjom. Gerai, nesikeikit, prašyčiau dabar. Sėdit ramiai, čia Sėdėjom ramiai ir pažeidimą darot. Dokumentus duokit savo. Įkaušę pažeidėjai nei už ką nenori prisipažinti, nusižengia įstatymams. Įtampa kyla. Pasieniečiai nusprendžia iškviesti policijos pareigūnus. Kvieskite ekipažą į Pelėdos poilsiavietę Puškose. Nes čia asmenys geria alkoholinius gėrimus viešo vietoje. Jeigu rimtai, tai pasakykit, kam padarytų šitas poilsiavietas? Poilsiavo? Tai Čia tikiuosi ne jūs prišiukšlinot, ne? Na taip, matas. nuo seno guliu, žiūrėkit, bananai po jo davė. Aš tai nesuprantu, dėl ko tada padarytas tokias? Ne, vieną kartą buvo paėmė, mus visus susėmė iš čia. Nu, bet kam tada šitas poilsiavietas? Poilsiaut? Tai gerai, kiekvienas skirtingai. O jį irgi paims. Jis irgi neblaivus viešą vietą. Visai? Paims, ant 2 parų? Paims. Aš abejoju. Po keleto minučių atskuba ir gamtos apsaugos inspektoriai. Šitą tai mes gerai pažįstame. Ne kartą jau buvo mums įkliuvęs. Apie aršiausiai nusiteikusi pilietį netrukus pasakys inspektorius. Gerai, labas vakar. Labą. Norėčiau pasiaiškinimus jūsų dėl žvejybos nelegaliom priemonėm tinklais. Jeigu viską nufilmavo jūsų kolega, tam nežinau, jis sakė, kad mūsų ten nebuvo. Tai gerai, tai einam į mašiną parašyti paaiškinimą, kaip jūs visą šitą situaciją matot. Kad mes čia visėmės? Nu, pasirodo, turim liudytojus, kad matė, kad jūs nuo kranto... Kokie įrodymai iš liudytojų yra? Žodinis? Jūs atsisakote rašyti pasiaiškinimus? Ne, neatsisakom. Tai einam tada po vieną į mašiną. Prašau, ponas Nerė, vaikyti. Į įvykio vietą netrukus atvyko ir policijos pareigūnai. Nusidėjo butelis, degtinės. Paskui, kai čia bendravom su liudytoju, su liudininku, kuris matėme, kaip statė tinklus, tai biškai apsižodžiavo, veiksmažodžius vartų naudoja. Bet vienas su kitu, ne tai, kad aš ant jo, vienas su kitu. Nu, čia viešoji vieta. Nežinot. Nu, bet čia yra poilsiavietė, mes tiesiog sėdėjom poilsiavom. Nu, kas? Nu, bet čia viešoji vieta. Aš suprantu, negalima. Bet kam surinkta šitą poilsiavietę? Nu, kad poilsėtų. Bet nėra taip, kiekvienas ilsisi skirtingai. Nu, skirtingai, bet mes nepiktybiškai moralės normos yra, taisyklės. Ne, aš suprantu šitą, bet mesgi nepiktybiškai tiesiog taip. Nu, tai mes sėdėjom gražiai, jūs galite pareigūnus paliudytis, kad mes sėdėjom, tikrai normaliai. Nu, kai atvažiavau, sėdėjot ir mes prie butelio. Policijos pareigūnai sulaikė pažeidėjus. Taip ir nesupratusius, kodėl viešoje vietoje negalima vartoti alkoholinių gėrimų, o juo labiau keiktis bei triukšmauti. Jiems dar grėsia nemenka bauda ir už nelegalią žvejybą tinklais. Pakrančių apsaugos rinktinės Kopgalio užkarda 10 valandų 30 minučių. Jei nesergate jūros liga, laivo vadas jūs pakviečia į moderniausią pakrančių apsaugos laivą. Ginkluoti pareigūnai denyje atidžiai stebi pakrantę. Bet kokiu paros metu, bet kokiu oru. Jie privalo ne tik saugoti valstybės sieną, bet ir padėti nelaimės ištiktiems žmonėms ar laivams, prisidėti likviduojant taršos pasekmes. Pasieniečiai privalo būti pasiruošę bet kokioms situacijoms. Netgi tenka raminti įkaušusius žvejus. Va tokių situacijų, ir jūrai, kai žvejai, kurie išeina žvejoti ten pramoginę žuklę, tai yra ten toks atvejis buvo kelios kompanijos ir jos tarp savęs susiginčijo. Mes kaip tik patruliavome jūroje ir mumis išsikvietė tas laivo kapitonas paprašyti pagalbos. Ir kai tu matai, kai asmenys yra neblaivus ir jie elgiasi neadekvačiai, tai tu nebegali sakyti, palaukit, nusiraminkit, ten žiūri, kad tas veiksmas, kai jis gali viens kitą besistumdami iškristi už borto į vandenį ir tada bus dar blogiau, tai tu užbėgi įvykiams už akių ir ten bandai ir geruoji su žmonėms susitarti, kad nereikia grįžti į krantą, ten bus saugu ir tada būna iš tikrųjų visokių situacijų. Tačiau šiandien ramus oras ir vos 1,5 metro bangavimas regi žada lengvą pasiplaukiojimą. Deja,
Jūroje visuomet reikia laukti pačio blogiausio. Pareigūnai pastebi apie 1 kilometrą nuo kranto nutolusią guminę valtį ir nusprendžia įsitikinti, ar joje esantiems žmonėms viskas gerai. Valtis LT483, liemenės gelbimo po apačią, kur jos turi būti užsivilkta. Užsivilkti iš karto. Oras nėra ramus. Parodykite 2 liemenės, ką nors turi. Čia vėl žmonės patys rizikuoja. Didesnė banga ar išėjimas į jūrą, pirmos 5 kokios bangos yra labai pavojingos. Ir yra buvę ne vienas toks atvejis. Ir mes turėjom, kai vykom gelbėti. Į žūklę išsiruošę žvejai ne tik privalo su savimi turėti asmens dokumentą, juk tai visgi pasienio ruožas. Žmonės taip pat turi dėvėti gelbėjimosi liemenes. Nors čia gylis apie 30 metrų, šiems žvejams jų pačių saugumas regis nė motais. Tik griežtai paraginti pasieniečių, žvejai vargais negalais užsimaukšlina liemenes, kurios pasirodo buvo maišuose. Tai dabar, kai visą laiką būkit su liemenė, kitą kartą išeisit irgi iš karto reikia liemenę apsimauti krante, o ne jūrai. Sėkmės žvejybai. O dabar jūsų dėmesiui ekskursija į tokią vietą, kur pateksite tikrai ne kasdien. Čia valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai saugoja konfiskuotas kontrabandinės prekes. Va čia toks mūsų sandėliukas, kur atkeliauja visos konfiskuotos laikytos prekės. Čia yra tabako gaminiai. Realiai va tokiamis pakuotėmis jas gabena. Kažkur pakuotė 20 kg yra ir realiai tokį svorį neša, įpakavę tą popierinę kartoninę dėžę į juodą polietileninę plėvelę. Kaip matote, čia yra įvairių cigarečių, mažesnės pakuotės, daugiausiai pakuojasi, į mažesnės pakuotės eina tos plonos vadinamas cigaretės. Čia, kaip matote, NZ, vienas populiaresnių, po to Minsk, dar vienas iš populiariausių yra Fest ir kaip žinote, nuo tokios pakuotės galima net uždirbti vos ne minimalų mėnesinį atlyginimą. Tai va, tokį biznį turi mūsų nusikalstamos grupuotės ir tokias dėžutes neša per sieną. Kiek plius minus į dieną, į savaitę? Kiek? Taip, realiai, čia nuo daug ko priklauso. Ir skirtingais laikotarpiais skirtingai sulaikom. Kaip ir pavyzdys, šiandien žmonės nešė 7 dėžės. Tai per šią savaitę gal sulaikėm 15 dėžių. Tu prasme, tie sulaikymai yra skirtingi ir kai sulaikom pagal kriminalinės žvalgybos informaciją, tai būna kiekį dideli, kai pagaunam savo pajėgom, gali būti iki 8 dėžių, nes tas kiekis yra saugus tam, kad atribota atsakomybė. Iki, tarkim, jie skaičiuoja taip, iki 7 dėžių administracinė atsakomybė, daugiau yra baudžiamoji atsakomybė. Tai stengiasi nešti, bet būna apsiskaičiuoja, šią naktį apsiskaičiavo. Pareigūnai sulaiko ir konfiskuoja ne tik kontrabandinių prekių krovinius, bet ir jas gabenusias transporto priemonės, įvairiausius kontrabandininkų naudojimus prietaisus bei įrankius. Čia įrankiai, kuriuos naudoja nusikaltimus vykdantis asmenys. Kaip pavyzdžiui, šitie yra nešti tos, kaip matė, tos sunkius krovinius. Tai tiesiog ant pečių dedasi, kad būtų palengvintas svoris, paskirsto svorį, užsideda ant pečių ir tam, kad būtų lengviau pernešti. Su viskais paminkšniais, porolonu, naudoja žiūronus, naktinio matymo prietaisus, radio stotis. Čia yra priemonės sustabdyti pareigūnų automobilius, transporto priemonės, tai visokie ežiai savadarbiai, viskas, su kuo galima sustabdyti mūsų transporto priemonėm. Kaip matot, darome taip, kad būtų kiaurymė, kad greitai oras išeitų užžiavus transporto priemonė ant jo. Prasme, kaip pavyzdinis, jų nešulys, ta prasme, yra perrištas virvėmis, juodas polietilėnas, kad nesušlaptų dėžė, užsėda ant pečių ir neša. Realiai neša po 2 dažniausiai dėžės, priklauso nuo žmogaus pajėgumų, ta prasme. Vienas neša 2, kitas 4. Čia galite pažiūrėti, tokiom rogėmis tempia žiemos metu, kai yra daug sniego, tai prisėda, tempia daug patogiau iš tikrųjų. Čia buvo atvejis, kai sulaikė tabako gaminius, kurie buvo gabenami dujų balionuose. Buvo pilnas automobilis prikrautas dujų balionų, padaryta tokia ertmė, per kurią sukišami tabako gaminiai, uždengtas raudonu dangteliu.
nieko nesimato, viskas gražu. O kas keiščiausia, tas žmogus, kuris vežė tos dujų balionus, iš tikrųjų yra dujininkas ir dažniausiai vežioja dujų balionus. Tai buvo toks atvejis ir pasieniečiai iš tikrųjų gerai išprofiliavo ir buvo sulaikytas. Čia žiemos sezono naujausia mada, tai balti chalatai tokie, balti drabužiai maskuojantis, kurių pagalba juos sunku pamatyti iš tikrųjų atviroj kažkokioj vietovėj. Panašias priemonės ir naudoja ir pasieniečiai iš tikrųjų žiemos metu, kad maskuotų savo veiksmus. Tai va, tiek, va čia irgi sandėliukas, iš tikrųjų apytuštis, jau iš tikrųjų daug sunaikinam, o kaip ir minėjau, mes sugaunam, patys naikinam ir patys dar už tai mokam. Ir tai viskas ir mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Tai va. Pagrindiniai, ta prasme, tokie pas mūsų laikymai iš tikrųjų. Vilniaus rinktinės Gintaro Žagunio užkarda. 15 valandų 25 minutės. Grybavimo sezonas pačiame įkarštyje. Tad nenuostabu, kad žmonės miško gėrybių veržiasi ieškoti net į draudžiamas zonas. Valstybės sienos apsaugos pareigūnai patruliuodami apsaugos zonoje pamato grybautojų šeiminėlę. Labą dieną. Iš kur esat? Šalčininkų, bet čia senelė gyvena, mano mama. O leidimus turit? Čiagi zona? Turim, namie nepaimam. O jūs? Turim, bet su savim neturim. Jeigu šalčininkuose palikom. Bandom pažiūrėti, ar nemeluoja piliečiai. Turi leidimus. Jeigu leidimus turi, bet paliko namie, tai spėsim paleisim, bet jeigu neturi leidimų ir meluoja, tai išrašysim šaukimus atlikti užkardą. Susisiekęs su užkarda, pareigūnas netrukus išsiaiškina, kad moteris leidimą būti apsaugos zonoje turi. Tačiau jos sūnus pasieniečiams melavo. Galiojančio leidimo jis neturi. Tai va, o pasibaigęs leidimas čia yra tas pats, kaip jo neturėjimas. Nesvarbu, kada jis ten jį turėjo prieš porą metų ar prieš metus. Iki kovo mėnesio 15 metų pražiūrėjo registrą, jūsų prašymo nėra. Tai reiškia, jūs pažeidėte įstatymus. Tai dėl to jūs esate sulaikytas dabar. Aš jums įteiksiu šaukimą atvykti į užkardą, važiuosit į Paškonis, surašysim protokolą. Jeigu anksčiau baustas nebuvo, gausit įspėjimą arba baudą 21 eurą, parašysit prašymą leidimą. Tai va. Žinot, moteris, kiek tokių pilni miškai? Mesgi čia gyvenam visą savaitę. 2 minutės palaukit. Vaikinui teks susimokėti baudą. Anksčiau baustam piliečiui grėsia bauda iki 200 eurų. Už tiek pinigų tikrai nemažai grybų ši šeima galėjo nusipirkti. Netrukus laidoje matysite. Artėjant vidurnakčiui ne visi kaimo gyventojai eina miegoti. Štai pažiūrėkite, patruliuodami pareigūnai pamato 2 vaikinus. Vienas iš jų nieko nelaukęs spruko į tamsą, kitas, pasimetęs ir išsigandęs, liko stovėti kaip įbestas. Čia kas? Folga. Kam jinai reikalinga? Šiaip. Tai žolė rūkyt. Kas ten toks buvo? Lietuvos siena daugiau kaip 1500 kilometrų vingiuoja per pelkes, miškus ir brūzgynus. Nelegalai, cigaretės, narkotinės medžiagos. Per metus pasieniečiai sulaiko kontrabandinių prekių už 30 milijonų eurų. Pasienio sargyba. Realybės drama iš Lietuvos pasienio. Vilniaus rinktinės Gintaro Žagunio užkarda. 23 valandos 15 minučių. Artėjant vidurnakčiui ne visi kaimo gyventojai eina miegoti. Štai pažiūrėkite. Patruliuodami pareigūnai pamato 2 vaikinus. Vienas iš jų nieko nelaukęs spruko į tamsą. Kitas, pasimetęs ir išsigandęs, liko stovėti kaip įbestas. Oi, prašom. Nešvieskite akis, jau gali. Striukė prusek. O ką ten striukė nematė? Čia kas? Folga. Folga? Nu. Kam jinai reikalinga? Šiaip. Taip. Vaikinas užantyje slėpė išties keistą daiktą – buityje ir kulinarijoje naudojama folija. Kam jam vidury nakties prireikė nešti rytinį folijos, šis pilietis taip ir nesugebėjo paaiškinti. Pasieniečiai spėja, kad šie vietos gyventojai rengėsi vartoti narkotikus. Tai paaiškina ir faktą, kodėl sulaikyto jaunuolio bendrakeleivis pamatęs pasieniečius spruko į tamsą it zuikis. Kita ranka. Antraukas žolės turėjo, kad pabėgo tai.
To aš nežinau, ko jis turėjo, ko jis turėjo. Žolę rūkyt. Ką, mes? Aš cigaretės rūkau, žolės nerūkau. Daiktus gali susidėti. Kas ten toks buvo? Akinius nusimk. Čia kaime pastebėjom 2 asmenys, kurie ėjo link paplūdimio. Pamatė džipą, vienas pabėgo į mišką. Kitą asmenį tikrinant, aptikom foliją, galvojam, kad gali būti su narkotinėmis medžiagomis tas, kuris pabėgo. Pasienio ruože, užtikrinant viešą tvarką, mes vykdom bendrasias policijos funkcijas dar priedo. Na ir patruliuojant Paškonių kaime, buvo pastebėti 2 įtartini asmenys. Vienas asmuo pradėjo bėgti ir tamsumoj krūmuose pasišalino, o kitą asmenį pavyko sustabdyti. Apžiūrint asmenį buvo aptikta folija. Yra ir nusiskundimų iš vietinių gyventojų, kad yra labai paplitęs narkotinių medžiagų vartojimas, būtent tarp jaunimo.